Sveikinu, draugai. Ar galite patikėti, kad mano rankose yra virusas? Taip, tas pats žymusis virusas. Ir norint jį gauti, man nereikėjo eiti kažkur į viešasias čiaudinčių ir kostinčių žmonių prikimštas vietas. Virusą aš parsisinčiau tiesiog iš interneto, tiksliau jo pilną genetinį kodą. Tai yra šiek tiek mažiau nei 30 000 nukleotidų seka sujungta į ilgą RNR grandinę. Internete pilna ir kitokių virusų genomų. Ebolos, raupų, tymų, pasiutligės, živ, gripo. Taigi, jei turite biospausdintuvą, galite bet kurį iš jų atsisiųsti ir namuose atsispausdinti tiek, kiek norite. Pagalvokime. Spausdinti virusus namuose, juk neblogas užsiėmimas. Tiesa? Tik maža problemėlė, kad tokie biospausdintuvai dar nesukurti. O jei rimtai, sutikite, kad tokie gyvybės formai, kaip virusai, kurie apeina mūsų organizmo apsaugas, moka daugintis, moka evoliucionuoti, 30 000 yra labai mažai. Ir iš tiesų, juk virusas tai yra DNR, arba RNR grandinė baltyminėme apvalkale, kartais su lipidų priedu. Štai ir viskas, daugiau ten nieko nėra. Daugelis virusų yra labai trapūs. Pavyzdžiui, koronavirusus ultravioletinė šviesa sunaikina per 15 minučių. Jie bijo aukštos temperatūros, mažos drėgmės, ore esančio deguonies ir daugelio kitų dalykų. Tačiau visa tai kažkodėl netrukdo jiems labai sumaniai parazituoti mūsų ląstelėse ir plisti po visą pasaulį. Ir kaip jie viso to sugebėjo išmokti, išlikdami tokie paprasti? Ir visų svarbiausia, kodėl? Iš tiesų, juk pavyzdžiui, kokį tigrą mums suprasti paprasta. Ši žudymo mašina paklūsta savo instinktams ir nužudo auką, kad numalšintų alkį, išmaitintų savo palikuonis, ir galiausiai, kad išgyventų. Tačiau, kuo vadovaujasi virusas? Nes jis net nėra gyvas. Jis neauga, nevalgo, nemiega, nemąsto, nekvėpuoja. Jis savaime aišku neturi jausmų, neturi akių. Bet vis tiek, jį kažkas skatina veikti. Jis tarsi žino, ką ir kaip daryti. Efektyviai plinta, pažeidžia reikiamas ląsteles ir dar efektyviai daro daugybę dalykų. Negi iš tiesų jis kažko tai siekia? O jei taip, tai ką jis darys, kai pasieks savo tikslą? Netrukus į visą tai įsigilinsime ir išsiaiškinsime. Ir patikėkite, pasaulis, kaip įmato virusas, anaiptol nėra toks, kokį galite įsivaizduoti. Taigi, turėsime atsakyti į daugybę klausimų. Sužinosime, kaip atsirado gyvybė mūsų planetoje ir kokia jos prasmė. Ką mes esame, tik biologinis apvalkalas ir kieno įsakymus paklūstame. Modeliuosime evoliuciją kompiuteriu. Pamatysime, ar įmanoma gyvybė pagrįsta visiškai kitokiais principais. Ir suprasime, ko iš tikrųjų siekia virusas. Neperjungite kanalo, nes bus įdomu. Taigi, kad suprastume priešą, turime mąstyti kaip jis. Dėl to grįžkime kelis milijardus metų atgal ir išsiaiškinkime, kaip atsirado gyvybė Žemėje. Hipotezių yra daug, tačiau geriausia virusą suprasti padės ta, kurie aprašyta Richardo Dawkinso knygoje Savanaudis genas. Tais tolimais laikais, veikiant ultravioletiniams spinduliams, žaibui ir kitiems veiksniams, planetoje atsirasdavo daugybė organinių molekulių. Šioje taip vadinamoje pirmykštėje sriuboje kiekviena molekulė buvo sudėtingesnių struktūrų statybinis elementas. Tie elementai galėjo jungtis į didžiulės molekulės. Pavyzdžiui, į įvairiausių rūšių grandines, pasižyminčias skirtingomis savybėmis ir ypatybėmis. Tai vyko atsitiktinai, spontaniškai ir be jokio plano. Ir štai vieną dieną atsirado tokia sudėtinė, specifinė savybė turinti molekulė. Per jos galėjo prilipti lygiai tokie patys statybiniai blokai. O kai visa grandinė būdavo baigta, jie atsiskirdavo. Ir štai atsirasdavo dar viena pilna tos molekulės kopija. Atrodytų, kad štai čia ir būtų gyvybės pradžia. Bet ne. Iš esmės, tai buvo panašu į kristalo augimą. Sluoksnis po sluoksnio, tik su viena sąlyga. Šie sluoksniai kartas nuo karto vienas nuo kito atsikabindavo. Tačiau čia gyvybės net su žiburiu nerasi. Šios molekulės buvo pavadintos replikatoriais. Ir kadangi kiekviena nauja kopija taip pat ėmė štampuoti savo dublikatus, pirminė sriuba greitai prisipildė tokių replikatorių. Jie savaime aišku visai nesiekė, kad taip atsitiktų, bet taip tiesiog atsitiko. Tačiau kopijavimo procese pasitaikydavo klaidų. Todėl ne visos molekulės pasirodė esančios panašios. Pirmykštė sriuba prisipildė įvairių stabilių replikatorių variantų, tarp kurių prasidėjo konkurencija dėl statybinių blokų, kurių buvo vis mažiau ir mažiau. Ir štai čia keletą žodžių apie konkurenciją.
Kaip gali tarpusavėje konkuruoti būtybės, kurios nieko nesuvokia? Jos neturi jokio alkio, jokių planų, jokių svajonių išsivystyti iki daugialąsčių organizmų ir pavergti pasaulį. Ir vis dėlto, vienų rūšių replikatorių darėsi vis daugiau, o kitų vis mažiau. Kodėl vieni laimėjo ir išplito, o kiti išnyko? Esmė ta, kad dėl kopijavimo klaidų pas replikatorius atsirado naujos savybės. Kartais nedidelės, kartais pražūtingos, o kartais lemiančios populiacijos augimą. Pavyzdžiui, jei dėl kokios nors priežasties padidėdavo vasingumas, tokie replikatoriai sukurdavo daugiau kopijų ir tokių molekulių automatiškai atsirasdavo daugiau. Vadinasi, šioje kovoje laimėdavo ne atskiri replikatoriai, o visa tam tikra rūšis. Jei kokia nors rūšiai būdinga ypatybė buvo palanki didesniam kopijų kiekio atsiradimui, tai rūšies skaitlingumas didėjo savaime. Kiekvienas replikatorius paveldėjo šią savybę ir jo darėsi vis daugiau ir daugiau. O tada įvykiai pasidarė dar įvairesni. Kažkurio momentu atsirado replikatorius, kuris galėjo naikinti kitus. Toks, galima sakyti, savotiškas pirmasis pasaulio plėšrūnas. Tokių molekulių greitai daugėjo, nes jos vienu metu galėjo nušauti du zuikius. Pirmas – pašalinti konkurentą ir antras – gauti naujų statybinių blokų. O štai pas kitus replikatorius atsirado apsauginis apvalkalas, kuris taip pat suteikė didelį panašumą. Ir populiacija su šia savybė taip pat ėmė sparčiai augti. O štai paskui dėl kitų kopijavimo klaidų atsirasdavo vis daugiau ir daugiau kitokių įvairių prisitaikymų, kurie išlikdavo sekančiose replikatorių kartose. Būtent taip prasidėjo gyvybė. Atsirado ląstelės, jos jungiasi į daugialąsčius organizmus. Pas jos atsirado akys, ausys, skeletai, rankos, kojos, nekilnojamo turto paskolos, kreditai, įsipareigojimai ir taip toliau ir taip toliau. Ir tai žinoma dar ne pabaiga. Taip, tai yra būtent ta pati natūralioji atranka. Ir kaip matome, jai paklūsta net primityvūs replikatoriai. Ir svarbu pažymėti, kad evoliucija tai nesąmoningas vystymasis, o bandymų ir klaidų virtinė, kurios metu išlieka tik patys geriausiai prisitaikę palikti savo palikuonių. Na, o pavyzdžiui, stebint didesnius organizmus, visi tai matosi daug akivaizdžiau. Vikšrai neišmoko atrodyti kaip gyvatės, kad jų nesuėstų paukščiai. Tiesiog tie, kurie nebuvo panašus į gyvatės, jau seniai suvalgyti. Baigėsi. O išliko tik tie vikšrai, kurių išorinės spalvos ir raštai priminė gyvatę. Ne kaktusai išrado dyglius. Tiesiog tie, kurių neturėjo, buvo seniai suvalgyti. Ir liko tik šie, su dygliais. Ne kiškiai išrado didelės ausis, kad išgirstų sėlinantį pilką vilką. Na jūs suprantate, ką turiu omenyje. Niekas nieko nedarė specialiai. Tas pats ir su virusais. Ta pati istorija. Kaip jie tiksliai atsirado, žinoma, dabar sunku pasakyti. Galbūt jie yra tųjų pirmykščių replikatorių palikuonis, kurie tapo šiuolaikinėmis DNR ir RNR, turinčiamis atskirą funkciją. O taip pat visai įmanoma, kad jie yra bakterijos, pradėjusios parazitinį gyvenimo būdą ir praradusios viską, kas nereikalinga. Esmės tai nekeičia. Virusai nemąsto, nespėlioja ir nieko nesuvokia. Jie neturi jokios agresijos, jokio gudraus plano. Ir juos supantis pasaulis jiems nieko nereiškia. Jie, kaip ir senoviniai replikatoriai, tiesiog egzistuoja. Vienintelis dalykas, kurį jie veiksmingai kopijuoja, yra tas, kas jiems padeda palaikyti gyvybę. O jų evoliuciją nukreipia, savaime aišku, natūralioji atranka. Evoliucija per atsitiktinės mutacijas štampuoja įvairių rūšių virusus į kairę ir į dešinę. Ir iš jų paprasčiausiai išlieka tie, kurie esamomis sąlygomis kopijuojasi geriausia. Ir gerai nereiškia greitai. Taip, kai kurie virusai tai daro milžinišku greičiu. Ir iš šeimininko išpumpuoja visas jėgas, pavyzdžiui, koronavirusas ar gripas. Ir nuo to jų skaičius, žinoma, auga, ypač dideliuose žmonių sambūriuose. Tačiau būna ir atvirkščiai. Virusai patekę į organizmą, jame išlieka daugybę metų, kartais net neišduodami savęs. Ir plinta lėtai, tokie kaip živ ar herpes virusas. Žodžiu, variantų yra daug. Svarbiausia, kad visais atvejais virusų dauginimasis ir evoliucija nėra kažkoks tai sąmoningas procesas. Jis vyksta savaime ir yra valdomas, tik fizikos ar chemijos. Taigi pas virusus viskas vyksta būtent taip, nes tik taip ir turi vykti. Ir to viskas pasakyta. Bet grįžkime prie knygos. Įdomiausia knygoje yra kas kita. O būtent atsakymas į klausimą, o kodėl mes, žmonės, gyvename. Kodėl mes miegame, valgome, dirbame, ieškome draugų, partnerių, pramogų? Atsakymas paprastas. Nėra jokios priežasties. Šio požiūriu nuo virusų mes nieko nesiskiriame. Ir mes taip pat neturime jokio tikslo. Jūs savaime aišku pasakysite, kaip tai įmanoma,
juk aš iškėliau savo tikslus, stengiuosi įstoti gerą universitetą, taupau naujam automobiliui, rūpinosi Reksu. Taip, bet kas priima šios sprendimus? Smegenys? Jūsų sąmonė? Kas yra tikrasis autorius, vadovas ir šeimininkas? Dawkinsas teigia, kad viską valdo mūsų genai. Tai atskiros DNR atkarpos, kurios yra išbaigti biologiniai vienetai. Taigi, ne mes naudojame savo genais, kad perduotume savo savybės palikuonėms, o atvirkščiai. Tai genai naudojasi mumis, kad sukurtų kuo daugiau savo kopijų. Kartais višta yra tik kiaušinio būdas gauti dar vieną kiaušinį. Mes esame savo genų išlikimo įrenginiai, jų biologiniai apvalkalai. Ne tokie paprasti, kaip būna pas virusus ar senovinius replikatorius, bet prasmė lygiai tokia pat. Tokie apvalkalai padeda genams geriau kopijuotis. Taip, lytinio dauginimosi metu jie susimaišo, bet išlieka nepakitę, jei nekreiptume dėmesį į mutacijas. O genams, tiesą sakant, visai nerūpi, kokiame kūne jie yra, juk jie yra bejausmiai replikatoriai. Vienas genas, kopijuodamas save, gali gyventi tūkstančius ar net milijonus metų, keisdamas vieną nešiotoją po kito. Ir mūsų močiutės, seneliai, mamos, tėčiai, mes patys, taip sakant, nesame nei tie pirmieji ir ne paskutiniai mumise esančių genų nešiotojai. Na, išties, nelabai malonu suvokti save tik į biologinį robotą, ar ne? Bet deja, visi mūsų veiksmai yra tik genų norų pildymas. Čia verta pasakyti, kad tai yra ne visai trumpalaikiai norai. Genai mūsų užprogramuoja daugeliu metų į priekį ir mes gyvename pagal jų instrukciją taip, kaip jie viską užrašė. Tarp kitko, vienas iš pastarųjų metų proveržių gydant genetinės ligas yra genomo redagavimas naudojant virusus. Kaip tai veikia? Iš pradžių kenkėjiškame viruso genome tam tikrų būdų pašalinamas kenkėjiškas kodas ir įterpiama teisinga seka, reikalinga pacientui. Ko pasėkoje, toks modifikuotas virusas užkrečia žmogų, tačiau vietoje naikinamosios veiklos, priešingai, jis gydo, jis pataiso klaidingus žmogaus genus. Bet grįžkime prie to, kad ne mes esame savo kūno šeimininkai, o mus valdo kokie tai ten maži genai. Tikrai, sunku taip lengvai priimti šią mintį ir pripažinti, kad už tokių sudėtingų būtybių kaip mes slypi tokios paprastos sąveikos. Bet ar tikrai mes esame tokie elementarūs? Deja, nors ir labai gaila, bet iki šiol pilnai nustatyti ir atsekti visas tarpusavio sąveikas vis dar nepavyko. Tačiau galime jas atkurti tam tikrą supaprastintą formą. Pavyzdžiui, paleisti evoliucijos simuliaciją. Ir tada bus daug lengviau suprasti, kaip ir kodėl susiformavo gyvybė. 1970 metais amerikiečių matematikas Johnas Conwayus sugalvojo žaidimą, kuris taip ir vadinasi – gyvybė. Jo taisyklės paprastos. Žaidimo laukas padalytas į langelius, kurių kiekvienas gali būti gyvas arba negyvas. Jei gyva ląstelė turi 2 ar 3 gyvus kaimynus, jei viskas gerai, jie ir toliau gyvena. Jei gyva ląstelė turi daugiau nei 3 gyvus kaimynus, ji miršta dėl per didelio gyventojų skaičiaus. Jei gyva ląstelė turi 0 arba 1 kaimyną, ji miršta nuo vienatvės. O jei šalia mirusios ląstelės atsiranda 3 gyvos ląstelės, joje taip pat atsiranda gyvybė. Štai ir visos taisyklės. Nesigilinsime, kodėl reikia būtent 3 tėvų. Na, tikriausiai dėl balanso. Bet kas svarbu, kad jei lauke atsitiktinai išdėliosime gyvas ir negyvas ląsteles ir pradėsime procesą, tai jame nuolat vyks įvairūs ląstelių virsmai iš vienų į kitas. Dažniausiai galiausiai viskas nurims, bet kartais atsiras stabilių struktūrų, kurios judės, virs iš vienos į kitą, evoliucionuos ir tam tikrą prasme tikrai elgsis lyg tai būtų gyvos būtybės. Dar panašiau į mikroorganizmus yra modeliavimas su dalelėmis, kurios traukia arba atstumia vieną kitą tam tikrą jėgą. Tik pažvelkite, koks dėl to susidaro mažas pasaulis. Tačiau viską valdo tik traukos ir atstūmimo jėgos, nieko daugiau. Beje, yra įvairių evoliucijos simuliacijų. Nuorodas į jas paliksiu aprašyme. Tačiau Johno Conwayo žaidimas yra bene labiausiai akivaizdus. Nes pažiūrėkite, kokius didžiulius ir sudėtingus organizmus galima sukurti remiantis tomis pačiomis 4 paprastomis taisyklėmis. Tačiau gamtoje, kur tų taisyklių daug daugiau ir kur yra daugybė dalelių, gyvybės formų, žinoma, bus tiesiog kartais, daug kartų daugiau. Tačiau esmė išliks ta pati. Gyvybė, kažkada atsiradusi, pati savaime nesiekia kažkokio konkretaus tikslo. Ji tiesiog yra, keliauja savo keliu ir tame yra jos grožis. Bet tai dar ne viskas. Jei vis dar netikite, kad gyvybė galėjo atsirasti atsitiktinai, štai dar vienas spontaniško klonavimo pavyzdys.
Pasirodo, yra molekulių, kurios kopijuojasi be DNR ar RNR. Jos vadinamos prionais. Tai tam tikros struktūros baltymai, kurie gali suteikti tokią pačią formą kitiems baltymams ir tokiu būdu daugintis. Taip kaip ir virusus, mes juos negalime vadinti gyvais. Ir prionai taip pat sukelia ligas, turinčias labai ilgą inkubacinį periodą, kartais ilgesnį nei 30 metų. Tačiau dėl jų per daug jaudintis neverta, nes susidaro jie labai retai. Prionai buvo atrasti 80-aisiais praėjusio amžiaus metais. Tačiau tik 2000-aisiais paaiškėjo, kad jie gali mutuoti ir taip pat veikiami natūralios atrankos. O tai reiškia, kad jie gali evoliucionuoti. Tiesa, su dideliais apribojimais, nes keičiasi tik baltymų lankstymo formos. O čia galimybių yra daug mažiau nei koduojant DNR. Tačiau tai vis tiek įmanoma. Ir nors apie prionus mes žinome labai nedaug, pats faktas, kad evoliucija galima be mums įprastų genų, jau yra didžiulis atradimas. O kadangi DNR neprivaloma, tai galbūt ir cheminė molekulių sudėtis galėtų būti kitokia. Vienintelė šiuo metu mums žinoma gyvybės forma yra anglies pagrindu. Šis cheminis elementas yra visų organinių molekulių ir junginių, iš kurių sudarytos visos gyvosios būtybės, nuo bakterijų ir kirminų vandenyno dugne iki jūsų ir manęs pagrindas. O kodėl gyvybė negalėtų būti kito cheminio elemento pagrindu? Žinoma, mūsų planetos sąlygomis tai vargu ar įmanoma. Bet pavyzdžiui, kodėl kitose egzoplanetose, kur lyja amoniako lietus, negalėtų būti gyvybė iš kitų cheminių elementų? Nors nežinoma tiksliai, bet teoriškai tai įmanoma. O jei tokia gyvybė egzistuoja, tai žinoma, ji iš esmės skirtųsi nuo visko, ką stebime mūsų planetoje. Medžiagų apykaita, augimas, dauginimasis ir kiti biologiniai procesai vyktų visiškai kitaip. Ir net gali būti ant tiek skirtingi nuo mums suvokiamų, kad net nelaikytume to gyvybę. Pagal visus mūsų parametrus tai nebūtų gyvas, nors vystytųsi ir evoliucionuotų už mūsų gyvybės suvokimo ribų. Tai liūdna, nes ir atvirkščiai. Šioms būtybėms mes taip pat neatrodytume gyvi. Taigi atsakymas į klausimą, kas yra gyvybė, yra nemažiau sudėtingas ir painus nei pati savaime gyvybė. Tačiau viena aišku tikrai, mums neapsakomai pasisekė, kad galime stebėti ir tyrinėti šį reiškinį. Tai šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei patiko ši laida, spauskite nykštį viršų ir parašykite komentarą. Būtinai užsiprenumeruokite mano kanalą. Taip pat, jei norite ir galite, paremkite mano kanalą. Tai prisidėsite prie kanalo išlaikymo. Nuorodą į paramos platformą aprašyme apačioje. Ačiū, kad remiate, atsisveikinu iki sekančios laidos.